Ką pasakoja? Koks yra dabar šiuolaikinis jaunimas? Aha. Tai va, vaistai. Vaidmenams. Tai tuo tarpu galėtų rinkti žinias, nes internete tiek žinių. Viskas dabar prieinama. Net į universitetą aš neičiau. Jeigu dabar man būtų 18, aš jokį universitetą neičiau. Nes savo mokslis gali 3 kartus daugiau išmokti per tą laiką, kurį praleidai sėdėdamas suole. Tengi tie lektoriai visi pasenę. Ir jų žinios pasenę. Mes turėtumėm tobulėti kartu su laiku. 21 amžius. Universitetai dirba prieš 100 metų sukurti vergo stilium, augina vergus. Vergus, kurie dirbs sistemai. Pagal programą gerai mokinsies, gausi gerą darbą, ištekėsi ir gražiai laimingai gyvensi. Kas yra iliuzija, totali iliuzija. Po 40 metų gyvenimo aš galiu pasakyti, kad tai yra totali iliuzija. Kurią prišėrė mus mokyklai. O mes patikėjom būdami vaikai. O paskui užaugi, gyvenimas nutinka ir tada supranti, kad tai buvo iliuzija. Tada atsibundi ir bandai viską daryti iš naujo. Tai jūs jaunimas turit progą dabar pasimokyti iš tų mūsų tokių nevykusių gyvenimo praktikų. Ir iš karto gyventi normaliai, laimingai. Nafik spjauti tą sistemą, kuri nieko naudingo neduoda, tik siurbia energiją, kaip vampyras. Kažkai čia man